Panevėžio muzikinio teatro scenoje išskirtinis įvykis. Pirmą kartą teatro istorijoje čia statoma Johano Štrauso operetė Šikšnosparnis. Tai trečioji teatro jubiliejinio sezono premjera ir bendras projektas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, subūręs profesionalius kūrėjus ir perspektyvius akademijos magistrantus. Panevėžio muzikinio teatro jubiliejinį 30-ąjį sezoną užbaigsime tikrai ir prasmingai, ir įspūdingai, ir labai žaismingai, jaunatviškai ir prabangiai. Tai su viena ryškiausių turbūt yra tų operečių, kuri yra labai mėgstama ir publikos, ir statoma pasaulio teatruose, tai Johano Štrauso Šikšnosparnis. Jinai taip pat yra ir ypatingai sudėtinga, kaip ir daugelis Johano Štrauso kūrinių, be galo gražus, bet be galo sudėtingi. Ir šis bendradarbiavimas iš tikrųjų tarsi tąsa teatro didžiosios misijos, tai yra būti auginančių ir padedančių jaunajai profesionalų kartai žengti pirmuosius žingsnius scenoje. Ir iš tikrųjų pastaraisiais metais Lietuvos muzikos teatro akademijos operos studijos studentai savo baigiamuosius darbus ginasi ir spektaklius rengia su fortepijono pritarimu nedidelėse scenose ir labai norėjome grįžti prie to, kas iš tikrųjų šiame teatre jau yra vykę prieš 10 ar daugiau, tai prie to, kad iš tikrųjų yra bendradarbiavimas ir teatras suteikia profesionalią sceną ir galimybę su tikru orkestru, su profesionaliu choru tikroje teatro scenoje pristatyti baigiamuosius darbus. Taigi tos 2 savaitės, kuriuose čia šurmuliuoja Panevėžio muzikiniam teatre baigiantieji studentai, magistrantai akademijos, ruošiantis tikrai rimtas roles Šikšnosparnyje, taip pat turintis galimybę dirbti ir su patyrusiais scenos vilkais, tokiais kaip ir Deivis Norvilas. Ir mūsų scenoje jau tikrai dažnai matomas Arminas Kirbainis, ką tik Devinbėčiuose vaidmenį sukūręs Alfredas Miniotas, nuostabus, sopranas Dovilė Kazonaitė. Taigi tokia bendra patirtis, jie vedami irgi aukščiausio lygio profesionalų, tai nacionaliniai operai dirbančių režisierės Jūratės Sodytės ir maestro Martino Staškaus. Tai tokia tikrai stipri kūrybinė komanda ir mūsų panevėžiečių pajėgos. Tai labai džiaugiamės, kad vėlgi šis spektaklis bus kylančios dizainerės ir kostiumų kūrėjos Marijos Petraitytės debiutas muzikinio teatro scenoje ir operetė išvysim tikrai be galo stilingus ir puošnius Marijos kurtus kostiumus. Scenografija irgi, manau, verta dėmesio ir puikiai dera ir su operetės lengvumu, ir su žaismingai, žavingais kostiumais. Tai čia irgi, man atrodo, turim gražų debiutą, tai irgi jauna pradedanti scenografė Andrėja Paskunigytė. Operetę režisuoja žinoma choreografė režisierė Jūratė Sodytė, kuri teigia, kad ši operetė išskirtinis projektas jos režisūrinėje praktikoje. Aišku, pirmiausiai tai yra tikrai muzika užbūrianti, užliejanti energiją ir dinamiką, tai tikrai nuostabus kūrinys solistam ir chorui. Yra vienas malonumas tikrai dainuoti ir vaidinti, nes šiame kūrinyje yra labai daug prozos. Kuom jisai išsiskiria, kad yra be galo daug pokalbių, dialogų. Ir čia jau yra, nagi, sakyčiau, aktoriaus meistriškumo, kaip sakant, reikalaujantis yra momentas. Todėl jauniems solistams, kuriuos mes turime, diplomantus, magistrantus, tikrai buvo iššūkis su tą medžiagą tvarkytis. Nes matot, kai kompozitorius kūrė kūrinys ir taip pat yra dramaturgas ir režisierius jau, nes viskas yra sudėta muzikoje. O dialogus jau mes turime patys kažkaip tai perskaityti, rasti momentus, kuriuos norime paryškinti ir kurti charakterį. Labai svarbu yra taip pat jungiant ne tik tai muzikinę dalį, bet ir būtent tą prozos dalį, tą kalbos dalį.
Režisierė Jūratė Sodytė šiam projektui sutelkė stiprią kūrybinę komandą. Muzikos vadovą ir dirigentą Martyną Staškų, kostiumų dailininkę Mariją Petraitytę, scenografę Andrėją Puskunigytę. Šikšnosparnis visiems teatrams, ar tai būtų Vienos teatras, ar tai būtų New Yorko Metropolitanas, ar tai būtų Londono Covent Gardenas, ar tai būtų Vilniaus teatras, ar Klaipėdos, ar Panevėžio, yra visiems susiduria su didžiausiu iššūkiu statant Šikšnosparnį. Tai yra viena iš sunkiausių operečių muzikos literatūroje ir istorijoje parašytų nuostabaus kompozitoriaus, genialaus kompozitoriaus Johano Štrauso. Kūrybinė grupė Panevėžyje darbuojasi pirmą kartą, bet yra labai patenkinti priėmimu ir kolektyvu. Tai yra mano pirmoji patirtis su Panevėžio muzikinio teatru, su trupe, su visų muzikiniu kolektyvu ir ne tik. Tai labai tokia miela pažintis dirbti Panevėžyje muzikiniam teatre. Nemanau, kad buvo dar kažkoks įvykis, kaip mes turime dabar jį. Tai yra, kad LMTA magistrantai dalyvauja, na kaip pasakyti, tikrame pastatyme, jeigu taip galim išsireikšti, tikrame teatre, su tikru orkestru, su nuostabiu choru, tikrai nuostabiais muzikantais, maestro ir visa kūrybinė grupė, kurie tikrai profesionalai. Tai labai esam dėkingi Panevėžio muzikiniam teatrui ir direktoriai Kotrynai Nekrošiūtei, kad tą idėją iš tikrųjų mums, kaip pasakant, pasidalino su mumis tą idėją ir priimt buvo iš tikrųjų toks, iššūkis šį pasiūlymą, nes mes, kaip sakant, vieni vienam mieste, kiti kitam mieste, suvesti viską, suderinti, surepetuoti, tikrai buvo iššūkis, nes man asmeniškai reikėjo įsivaizduoti chorą. Reikėjo įsivaizduoti chorą statant, kuriant, kurio aš neturėjau realiai. Tai pasižiūrėjus į mano paruošiamuosius darbus, tai ten žemėlapis, žinokit, yra. Visi judėjimai, poros, kur eina, kur bendrauja, nes taip atrodo žiūrovui galbūt labai paprasta. Įėjo, atėjo, pabendravo, išėjo, viskas labai harmoningai vyksta, o iš tiesų tai gan tokia matematika yra. Bet tikrai esam labai laimingi ir tie mano vaikai, kaip aš juos vadinu, jie irgi be galo yra dėkingi likimui, sakykime taip, kad jiems tokia proga pasitaikė, nes čia yra didžiulė praktika. Jiems išeinant į tą, kaip sakant, tiems šikšnosparniukam išskrendant į tikrą pasaulį yra be galo vertinga patirtis. Be galo vertinga patirtis ir manau, kad jiems tikrai tai suteikia tikrai pasitikėjimo didesnio savimi. Jauni žmonės dar neturi patirties ir nežino, kas jų laukia. Ir mes, kaip aš į savo jaunystę žiūriu, į savo potyrius, tai tikrai kartais nesusimastai ir net negalvodamas į tą veikalą, į vieną ar kitą veikalą. Nes kas yra svarbu, tai yra, kai jaunas žmogus, tai yra entuziazmas ir noras dirbti ir kurti. Ir pertikti, reiškia, savo vaidmenis, šiuo atveju solistai, jauni studentai, baigiantis muzikos teatro akademiją, jie tikrai dirba neskaičiuodami nei minučių, nei valandų, nei laiko, tam skirdami labai daug laiko, labai dėmesingai studijuodami savo partijas, parodyti žiūrovams tą galutinį rezultatą, tikrai ne dėl pažymio, ne dėl kažkokio tai ir jie atrodo, kad nesusiduria su kažkokiais sunkumais. Man taip bent jau atrodo, nes jie yra labai žingeidus, jaunimas šiais laikais labai žingeidus, visa informacija yra labai laisvai prieinama ir dirbti yra vienas malonumas ir tas noras ir entuziazmas tikrai atperka kartais visas negandas ir visus trūkumus kitus. Šikšnosparnis - subtili socialinė komedija, kupina meistriškai sukurtų personažų, lengvos ironijos ir žaismingų situacijų, atskleidžiančių žmogiškąsias silpnybės. Man be galo sunku kalbėti apie operetę, todėl kad tai yra turbūt iš vienos pusės tai yra vienas sudėtingiausių žanrų, joje turi viskas tikrai blizgėti, būti atlikta preciziškai. O turinys tos operetės jis visada toksai, intrigos,
sąmokslo teorijos ir, turbūt keičiasi meilės, be abejo, meilės istorijos, meilės trikampiai. Tai Šikšnosparnis turbūt nėra išimtis ir čia mes irgi pasileidžiam į aistrų, emocijų, apgaulės, intrigas ir jas bandom išnarplioti. Išgirs muziką, pramoginę muziką, lengvą muziką, taip pat pamatys ir lengvumą, tos, atrodo, komiškumą ir tikrai manau, kad žiūrovas išeis tikrai pailsėjęs ir užsikrovęs labai gerą energiją, kaip po geros komedijos. Šikšnosparnio premjera parinkta neatsitiktinai. Šiemet minimos 200-osios valsų karaliaus Johano Štrauso gimimo metinės, todėl šis pastatymas tampa simboliniu pagarbos ženklu vienam žinomiausių pasaulio kompozitorių. Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis premjera Panevėžio muzikiniame teatre gegužės 30-31 dienomis.